geras be proto, jis myli lyg dozė stipri. Persmėgėjo visą kūną, tiki meilė amžina. Tiki, kad jis sienas nekriūna, išties pavydo uraganai nenuputė laimės. Įstringa šiluma, aplankė širdį savaime. Ir jis be baimės išgydytų kiekvieną žaizdą, geris jo akise. Štai kas yra sielos maistas, kaip nekeista. Ne visus traukia jėga dvasinė lipa pakirėti į materialį myklą masinę. To tikrai nėra, nebuvo net galvoti tikslą, kad po metų 3 jam teks pradėti laikyti lygsvarą. Nuo šeimininių finansų iki darbo pareigų, nuo darbo pareigų link noro taps ir ties gurų. Tik šalia jos ramu pamiršta nuovargį pastovų. Nieko nesikeitė, kai į duris pabeldė kovas. Pavasarį su jį svajonėm atsidavusi, atkaklumas jos paprastam net nesapnavosi. Sporto superfigūra įlaikėsi dietos, korsas vakarė rytėjo, kartais net per pietus. Domėjosi mada, podiumo garžolių pasaulis. Mūsų pabūti ten, kur pysis apsutas apgaulių. Tikino, kad rūpi karjera, neauksuluiti išsinėti šitvarų. Balikės tie nebuiti, laukė ir visgi nei trupučių nesikrimto, nors darbai tėvynėje nežadėjo nieko rimto. Ir viskas būtų kaip buvę, bet nuojauta jų užkabina. 5 dieną žiniai išpešė rutiną spyną. Skambutis darbo sutartis kaip šokėje tango, tai kas jie jos. Ryto atslinkus nublanko ir kas galėjo pagalvoti, kad taip atsitinka. Neaprėpiama svajonė, realybė pasitinka, tik ją palydi. Ašaros ir dėjotis krostus, stiprios rankos apkabina, švelnius plaukus klosto, jį pašnipštėjo. Čia mėmo ir diamo lėktuvo pakilimo takas jam akise aptemo. Įsimylėję buvo, bent jau jis taip galvoja, jis matė ją kaip žmogų nuoširdų ir dorą, bet tas išsiskyrimas nelemtas užsienis padėjo jam supras, kad visa tai tik supestos iliuzijos. Įsimylėję buvo, bent jau jis taip galvoja, jis matė ją kaip žmogų nuoširdų ir dorą, bet tas išsiskyrimas nelemtas užsienis padėjo jam supras, kad visa tai tik supestos iliuzijos. Seniau žinutė į dieną, dabar tik kas savaitę, na nieko matyt nėra, laiko dirba juk mergaitė, godė save, nes viduj kažkoks akmuo užgulęs, kilometrų išpūstė santykius miglotom dulkiam, darbe nesavas, namie neranda vietos, kaip žuvis be vandens, ar Romeo be Džiulietos. Darbų kalnas, bet dabar vienintelis jo siekia sužinoti, dėl ko nusprendė jį nuo jo pasiilsėti. Sėdi jis vienas, varto nuotraukas, aš jos nebepalešiu, ją tik antrą šansą duotų, kas nebūk idiotas, viskas gerai baigsis, viskas baigsis. Ši mintis galvoj skambėjo baisiai, jos nėra šalia ir aš nežinau ar jį bent. Nu tokia, kad mane rašydama gadina kantrybę, nors ir neįtin daug priešašių, kad parintis, nes mes kartu 3 metai nedažnai užsitęsė, tek pažintis galėjo lažintis, kad greit sulauks jo žinutės, jei ne už minutės nuskambės. Durų skambutis, atėjo draugas ir įžengęs greitai tarė, mačiau tavo ramytą su kažkokiu tipu Italijų, jis lėtė Italijai, aš įsikiš nedrįsau, bet to, ką pamačiau, nepavadinsi prosta draugystė, bučiavosi menkystus, atrodė jie laimingi lygtais, nepyk brolau, kad viską sužinoja šitaip, į užkulnius nukrito, jam širdis jis susimerkė, o ašaros įrodė, kad ir vyrai kartais verkia, paskui įpėlė savo ir draugui po 100 gramų, ir buvo keista, matyt dabar į tokį ramų, vadinau damają ir daviau kojį, prašė vadinau dama, o pasirodo, kad jį buvo kekšė, jo akis tapo tuščios, tušiai gilios, mintys siuntė nahui tą, kuriai sakydavo, kad myli, ir tą svajonių pilį, kurią svajonėse statė, dabar norėjo jis paimti ir sudeginti, nors laiku lekiant žaizdos gyja, reiškia lauksiu, kol atsiminus ją vidų jausmai šarčių nekaustis. Įsimylėję buvo, bent jau jis taip galvoja, jis matė ją kaip žmogų nuoširdų ir dorą, bet tas išsiskyrimas nelemtas užsienis padėjo jam supras, kad visa tai tik supestos iliuzijos. Įsimylėję buvo, bent jau jis taip galvoja, jis matė ją kaip žmogų nuoširdų ir dorą, bet tas išsiskyrimas nelemtas užsienis padėjo jam supras, kad visa tai tik supestos iliuzijos.